Sveiki, gerbiamieji žiūrovai. Sveikinu Jūs visus su vasario 16-ąja, mūsų valstybės atkūrimo diena. Atsiminkite, kad kartais žmonės, kurie daro keisčiausius, drąsiausius darbus, ilgainiui gali tapti ir būti vadinami valstybės kūrėjais. Nebent tai yra Donaldas Trumpas, kuris pastarąsias savaitės drebina internetinės padangės savo pareiškimais ir savo žurnaliūgų interviu su Putinu. Tik priminsiu, kad Tuckeris Carlsonas, buvęs Fox žurnalistas, Fox tai yra televizija, kuri yra labai protrampiška, nuvyko į Maskvą ir padarė 2 valandų trukmės interviu su Volodya Vladimirovičium. Tai buvo pirmasis interviu skirtas vakarų auditorijai nuo karo Ukrainoje pradžios. Ir jame Putinas tiesiog dėstė savo požiūrį į istoriją. Jokinga tai, kad jis kalbėjo visiškas nesąmonės, netgi tokias, kurios Rusijos istorikam, tiem oficialiesiam istorikam atrodo keistos. Jis kalbėjo apie laikus, kai Amerika dar neegzistavo ir kalbėjo apie tokius priešistorinius įvykius, kad ausis raitosi klausant. Ir aišku, pateikė puikią savęs vertą analizę apie tai, kad Ukraina yra visiškai Rusijos žemė. Po to sekė Donaldo Trumpo pareiškimai, kad jisai ragins Rusiją pulti šalis, kurios neinvestuoja 2 procentų į savo gynybą, taip pat, kad jis per 24 valandas gali pasiekti taiką Ukrainoje. Ir galiausiai sekė turtingiausio pasaulio žmogaus Elono Musko pasakymas, kad jeigu Ukraina atrodo pralaimės, tai kam ją dar remti. Štai tokia ir bus mūsų šios laidos tema. Pirmas klausimas ir pirma reakcija išgirdus visą šitą jovalą yra, kiek kainuoja. Kiek kainuoja toks interviu, kiek kainuoja ukrainiečių žūstančių už mūsų laisvę gyvybės, kiek kainuoja Europos nepriklausomybė ir kiek kainuoja pasaulinė taika. Viskas gali atrodyti labai kraupiai, bet skirsiu šią laidą tam, kad, pabandyčiau nuraminti jūs ir pasakyti, kad rinkimais, per rinkimus mes politikai prišnekam įvairiausių nesąmonių, šokam lietaus šokius ir taip toliau, repuojam, bet pasibaigus rinkimam mes grįžtame į realias galimybės ir pradedame atsakingiau vykdyti savo pareigas. Tai 2 dalykai, į kuriuos norėsiu atkreipti dėmesį, yra pirmiausia Amerikos administracijos, Amerikos biurokratijos galia, kurią mes jau pamatėme pirmosios Trumpo kadencijos metu, o antras dalykas tai yra Amerikos priklausomybė nuo savo sąjungininkų. Nėra taip, kad Amerika viena pati gali egzistuoti šiame pasaulyje. Bet apie viską iš eilės ir noriu aptarti 2 dalykus. NATO stiprybę ir vienybę ir taip pat Ukrainos likimą. Taigi situacija. 2014 metais Rusija aneksavo Krymą. Ir tais pačiais metais NATO valstybės susirinko į Velso viršūnių susitikimą, kuriame ir priėmė susitarimą bent 2 procentus kiekvienos šalies BVP skirti gynybai. Priminsiu, 2014 metais tai yra lygiai prieš 10 metų. Įvyko Krymo aneksija, karas ten tęsiasi nuo tų metų iki pat šių dienų ir ukrainiečiai teisingai sako, kalbėdami, kad mes jau daugiau negu 10 metų kariaujame ir tai reiškia, kad jau ilgiau tęsiasi karas negu Antrasis pasaulinis karas ir Pirmasis pasaulinis karas kartu sudėjus. Bet ES valstybės prisiėmusios, susitarusios dėl to įsipareigojimo, dėja, bet jį pamiršo. Ir dabar mes turime Liuksemburgą iki 1 procento, Belgiją, Turkiją, Ispaniją, Slovėniją ir dar eilę valstybių iki pat Prancūzijos, kuri beveik yra pasiekusi 2 procentus. Daugiau negu pusę NATO sąjungininkių neskiria savo gynybai 2 procentų. Ir čia nesuklyskime manydami, kad tik tai Trumpo rinkėjus erzina toks europiečių važiavimas zuikių, kai kalbam apie jų pačių saugumą. Tiek Donaldo Trumpo, tiek Joe Bideno rėmėjai, dauguma Amerikos piliečių niurzga ir jau seniai niurzga dėl to, kad nuo pat Antro pasaulinio karo laikų amerikiečiai kažkodėl tai turi būti atsakingi ir dar sumokėti už mūsų europiečių saugumą. Nepamirškit, kad amerikiečiai turi savo problemų. Vyksta globalizacija, žaliasis kursas, kova su klimato kaita.
dėl įvairiausių ekonominių faktorių, dėl to, kad Amerikoje pragyvenimo lygis yra aukštas, dėl to, kad Amerika turi vis dar anglies pramonę ir plieno pramonę, ir tai yra tos jau išeinančios technologijos. Amerikiečiai praranda darbo vietas. Tai buvo esminis Trumpo pirmosios kadencijos pergalės faktorius. Prisiminkit, kad jisai pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos vien tam, kad galėtų sugrąžinti taršias gamyklas į Ameriką ir tą pavadino darbo vietų sugrąžinimu. Taigi darbo vietų klausimas yra aktualus. Šalia to mes turime tą migracijos per Meksikos sieną klausimą. Milijonai žmonių kiekvienais metais kerta ją nelegaliai ir tai irgi atima darbo vietas iš amerikiečių, dėl ko jie yra nepatenkinti. Mes turime nusikalstamumą, mes turime šaudynės masinės ir krūvą kitų problemų, kurios, amerikiečius ima erzinti vis labiau, klausantis, kad, jie turi investuoti dar ir į už kelių tūkstančių kilometrų esančios Europos gynybą. Dėl to Trumpo pasirinkta retorika apie tai, kad jis paragins Putiną dar užpulti tas NATO sąjungininkės, kurios neskiria pakankamai lėšų savo finansavimui. Ir pasirinktas laikmetis, tuomet, kai labai reikalingas NATO susitelkimas, tuomet, kai mums būtina visomis pajėgomis ir visom galimybėm remti Ukrainą, yra tikrai netinkami. Bet žinutės esmė, kad bičiuliai, susimkit. Dabar arba niekada mes privalome skirti kuo daugiau savo gynybai, nes esame nusilpę. Ta žinutė yra teisinga. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ir dėl to aš manau, kad spekulacijos apie tai, kad jeigu Trumpas laimėtų rinkimus, galbūt NATO žlugtų, galbūt Amerika pasitrauktų, nėra visiškai teisingos, nes, noriu tikėti, kad dabar šio karo akivaizdoje tikrai Europa suklus. Mes tą matome iš Vokietijos pavyzdžio, kuris skiria 100 milijardų eurų savo kariuomenės sustiprinimui. Norisi tikėti, kad tokiu puikiu pavyzdžiu paseks ir likusios NATO valstybės, kurios kol kas nesirūpino savo gynybos finansavimu. Kitas dalykas, kalbant apie NATO vienybę. Amerikai irgi reikia sąjungininkų. Amerikai reikia sąjungininkų artimuosiuose rytuose, Amerikai reikia sąjungininkų Azijoje, Vidurinėje Amerikai reikia sąjungininkų prie Kinijos krantų, kur jinai yra įsipareigojusi ginti Taivaną. Ir šioje vietoje atkreipsiu dėmesį labai svarbu skirtumą tarp JAV ir Rusijos. Ką mes pamatėme Ukrainos kare, Rusijai jos karių gyvybės nėra labai svarbios. Rusijoje 100 tūkstančių žuvusių Rusijos vaikinų niekaip neįtakos Rusijos prezidento taip vadinamų rinkimų baigties ir akivaizdu, kad jau po mėnesio Putinas galės girtis, kad jį vėl perinko. Ir taip tauta, rusų tauta pritarė iš principo jo taip vadinamai specialiai operacijai arba tam karui Ukrainoje. Nieko panašaus su amerikiečiais. Kiekvienas karys yra labai jautri, skaudi nelaimė ir jeigu amerikiečiai pradeda praradinėti karių gyvybės, tai visada yra labai stiprus signalas Amerikos valdžiai iš jos rinkėjų. Todėl Amerikai nuolatos visada reikia Europos, Australijos, Japonijos sąjungininkų, kad jie prisidėtų prie tokių operacijų, kokias mes matėme Irake, Afganistane ir taip toliau. Dėl to aš netikiu NATO griūtimi, nesvarbu, kas laimėtų JAV prezidento rinkimus. Antrasis šios laidos klausimas – Ukraina. Trumpas pareiškė, ir jau ne pirmą kartą, kad per 24 valandas sugebėtų užbaigti karą Ukrainoje. Blefas. Mano galva tai yra blefas. Ir geriausiai turbūt į šį blefą atsakė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis, kuris dar prieš keletą mėnesių ar savaičių pakvietė Donaldą Trumpą atvykti į Ukrainą ir pamatyti, ar įmanoma per 24 valandas užbaigti tokį kraupų karą. Jeigu Donaldas Trumpas įsivaizduoja, kad jisai paskambins Putinui ir pagal geriausias Kubos krizės arba šaltojo karo bendrai tradicijas tiesiog susitars, kad žiūrėk, aš tau atiduodu šiek tiek teritorijos Ukrainos gaublyje ir tu už tai baigi karą, tai jis yra naivus, nes toks karas būtų tik tai pretekstas Putinui išžioti nasrus dar plačiau ir pulti toliau. Aš priminsiu, kad Putinas šį karą pradėjo ultimatumu NATO, sakydamas, kad jūs privalote, dėl to, kad aš jaučiuosi nesaugus, atitraukti kariuomenės iš
naujųjų NATO valstybių, tokių kaip Baltijos šalis ar Lenkija. Į tą ultimatumą, aišku, NATO negalėjo sureaguoti niekaip kitaip, kaip tik parodydama vidurinį pirštą ir tai tapo pretekstu Putinui užpulti Ukrainą. Šioje vietoje aš labai aiškiai noriu pabrėžti, kad niekas kitas, tik Putinas yra kaltas dėl šio karo pradžios. Nes nepamirškite, kiekviena tauta, tame tarpe ir ukrainiečiai, turi teisę pasirinkti savo kryptį. Ar jinai nori eiti į NATO, ar į Europos Sąjungą, ar jinai nori sugrįžti į Sovietų Sąjungą ir čiulpti pigų Putino dujų vamzdį. Tai dėl to tikėtis, kad įmanoma su Putinu susitarti, duodant jam išeiti iš šito karo sausam, išeiti nugalėtojų, yra tikrai naivu. Ir čia to Trumpui padaryti neleis jo administracija. Atitikmuo būtų mūsų užsienio reikalų ministerija, taip vadinamas Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas, kur dirba tikrai patyrę daug matę diplomatai. Jie pademonstravo savo galimybę stabdyti Trumpo tą inerciją, tą įkarštį pirmojoje jo prezidentavimo kadencijos fazėje. Paradoksalu, bet būtent tolimesnis Ukrainos finansavimas ir yra geriausias kelias į karo sustabdymą. Tuo pačiu toliau spaudžiant Putiną sankcijomis ir kitais izoliacijos tarptautinėje bendruomenėje veiksmais, priverčiant jį pralaimėti šitą karą, atsitraukti ir atiduoti Ukrainai tas teritorijas, kurias jinai turėjo pagal 91 metų sienas. Sakysite naivu? Gali būti, tačiau neapsigaukite. Situacija Ukrainos fronte galbūt atrodo niūroka, galbūt atrodo, kad ten susidarė taip vadinama apatinė situacija, tačiau iš tikrųjų Rusija patiria niekiek nemažesnių nuostolių, negu patiria Ukraina. Rusija ten praradinėja niekiek nemažiau žmonių, technikos ir viso kito, negu praradinėja Ukraina. Ir tas karas lygiai taip pat sekina Rusiją, kaip sekina Ukrainą. Dėl to lemiamas veiksnys, lemiamas faktorius yra būtent tas nenutrūkstamas Ukrainos rėmimas. Rėmimas karinėmis priemonėmis, rėmimas finansinėmis priemonėmis ir rėmimas politiniu palaikymu. Tokiu kaip kvietimas pradėti dėrybas dėl ES narystės ir tikiuosi kvietimas pradėti dėrybas dėl NATO narystės. Ir kiek aš pažįstu Donaldą Trumpą, o pažįstu aš jį tik tiek, kad esu matęs labai gerą dokumentinį filmą, kuriame lyginamas Donaldas Trumpas ir Joe Bidenas. Nuo vaikystės iki pat dabar jų psichologiniai portretai. Donaldas Trumpas yra gimęs ir auklėtas būti nugalėtoju. Dėl to jam tikrai yra svarbu parodyti savo politinę lyderystę, tačiau ne tokią, po kurios jį užbadytų pirštais, kad jis pirmojoje kadencijoje pralaimėjo prekybinį karą prieš Kiniją, o antrojoje kadencijoje pralaimėjo kietąjį karą, diplomatinį karą, bet kietąjį karą prieš Putiną. Taip kad aš išlieku optimistas ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad Amerikos prezidento rinkimai nesibaigia. Jie dar tik prasideda. Ir aš linkiu sėkmės Amerikos žmonėms išsirinkti geriausią įmanomą kandidatą. Aš neagituoju už ne vieną ir manau, kad mes kaip Lietuva turime dirbti su abiem pusėm, tiek respublikonais, tiek demokratais, tiek Trumpu, tiek Bidenu. Amerika turi išlikti mums svarbus sąjungininkas ir aš tikiu, kad kokį prezidentą be išsirinktų Amerika, jinai tikrai išliks mūsų saugumo garantų. Bet, kadangi čia yra opozicijos televizijos laida, Surplys ir Gaublys, noriu priminti, kad mūsų konservatoriai yra gana nepatogioje situacijoje. Kai jie pavadino Taivano, Taipėjaus atstovybę taivaniečių vardu, tai labai garsiai kalbėjo apie tai, kad už šitą sprendimą Amerika mums duos viską, ką mes panorėsime. Amerikiečių brigada Lietuvoje, kuri čia nuolat bus, investicijų, Ukrainai palaikymą besąlyginį. Deja, kol kas mes galime pasigirti tik tais nesibaigiančiais užsienio reikalų ministro susitikimais su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, nesibaigiančiais mūsų parlamentarų, valdančiųjų, ypač vizitais į Ameriką, bet apčiopiamų kažkokių tai rezultatų kol kas neturime. Ir ypač labiausiai, aišku, neturime Ukrainos pakvietimo į NATO, ko tikėjomės iš Vilniaus viršūnių susitikimo. Ir antras momentas,
Prisiminkite, kad mūsų užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis po to NATO viršūnių susitikimo, kuris šiaip jau davė labai nemažai gerų dalykų Ukrainai, tokių kaip panaikintas narystės veiksmų planas, kitaip tariant, atvertos duris be to plano įgyvendinimo patekti į NATO, bet vis dėlto nusivylęs Žygimantas Pavilionis paleido tiradą grasinimų prezidentui Bidenui, kad jis pasirūpins, kad prezidentas Bidenas netaptų nebūtų perrinktas. Tai štai dabar bijau, kad mūsų konservatoriai ir Žygimantas Pavilionis atsidūrė prieš tokią dilemą, kad gali nuo vilko užšokti ant meškos arba meškos mylėtojo. Ir tai nėra išmintinga. Dėl to aš dar kartą kartoju, kokį prezidentą be išsirinktų Amerikos žmonės, mes būsime su juo ir mes dirbsime su juo, demonstruodami, kad Lietuva yra patikima sąjungininkė ir tikėdamėsi, kad Amerika atsakys tuo pačiu. Linkiu taikos. Dar kartą su vasario 16. Iki kitos laidos.